Sveiki, draugai bičiuliai. Nu ką, pradėjo internetas sprogdinti vaizdo medžiagą, vis tik Cichanovskaja gavo iš KGB pinigus. Trumpą vaizdo įrašą jūs jau matėt. Plinta ir pilnas vaizdo įrašas. Jisai, aišku, rusų kalba, paviešintas. Taigi, 20 metų rugpjūčio 10 dieną, beveik prieš 5 metus, Cichanovskaja prieš atvykdama į Lietuvą gavo tos pinigus ir Andrejus Pavličenka tiesiogiai prezidento Aleksandro Lukašenkos nurodymu įteikė jai tos pinigus ir jeigu jūs atkreiptumėt vaizdo įrašą, kaip yra pasakoma, tai pirmi žodžiai, kuriuos pasako įteikiantis pinigus asmo ir pasako, tai yra pinigai, kurių jūs prašėte. Tai vėlgi viskas filmuota, KGB žino kaip dirbti, greičiausiai kamera buvo pasi kažkur rankoviai ir jisai va šitą dalyką padarė, visą tai buvo nufiksuota. Akivaizdu, kad Cichanovskaja nežino, kad yra filmuojama, dėl to jinai elgėsi natūraliai, matosi, jokios vaidybos nėra, matosi pakankamai išsigandusi, nes vyras jos buvo sulaikytas ir minėtas žmogus įteikia jai tuos pinigus, padeda juos ant stalo ir pakartosiu ir pasako, tai yra pinigai, kurių jūs prašėte. Tai vat paanalizuosiu daugiau aš tą medžiagą, kas buvo pasakыta. Вот деньги, которые вы просили, если что-то, то можете всегда обратиться в наше посольство. Ir dar ką pasako minėtas agentas, sako, jūs dar galite, sako, visada kreiptis į Baltarusijos ambasadą, jeigu jums reikia pagalbos. Įsivaizduojate, kaip dabar atsitiko? Jinai gauna Baltarusijoje pinigus iš KGB ir dar į KGB pasako, jūs visada galite kreiptis į Baltarusijos ambasadą. Vėlgi pas jos paprašo tos pinigus padėti, kad jų nepamatytų Maša. Tai yra ta draugė, kuri atvažiavo su ją kartu, Marija, kuri ir jai agentas pasako, sako, jūs patraukite tos pinigus nuo stalo, sako, bus negražu, kaip jinai ateis. Ir būtent va su ją jinai išvyko iš Baltarusijos. Po to Svetlana, aišku, pateikė paaiškinimą ir одна я несу за это ответственность, jinai pati prisiema atsakomybę, sako, aš pati prisiemu atsakomybę, nei Sergejus apie šitą nežino. Jinai pati pasako jos pačios žodžiai. Sergejus apie tai nežino. Ir jinai pabrėžė, sako, aš priėmiau šitą sprendimą ir visa atsakomybė tenka man. Ir užkadrinis balsas užduoda tokį klausimą, ar kas nors mato kankinimus, ar kas nors mato gąsdinimus, ar, aš tai nematau čia šitų dalykų. O minėtas žmogus padeda jom. Ir dar. Я понимаю, что вас не оставят в покое, но в принципе вы можете и не уезжать, оставаться здесь, мы обеспечим вашу безопасность. Plius, ką agentas dar padaro, sako, jūs, sako, iš esmės, sako, jūsų ramybei nepaliks, tai vat klausimas, kas ramybei nepaliks, bet sako, jūs galite ir neišvažiuoti, sako, jūs galite čia pasilikti, mes jums užtikrinsim apsaugą, užtikrinsim vat visą dalyką, vat jūs matot va šitą dalyką. Taigi, tai dabar man paaiškinkit, ką Cichanovskaja čia veikia Lietuvoje. Ar jinai suderintas jos vizitas su KGB? Jinai pati pasakė, Sergejus apie jos šitą dalyką nežino. Ką jinai šita moteris veikia ir nejaugi Lietuvos saugumo tarnybos irgi nežino, kad jinai vis tik gavo pinigus arba jinai gal nuslėpė nuo mūsų saugumo tarnybos, kad jinai gavo ten esančius pinigus, nes aš kiek pamenu buvo skelbiama. Ir jinai po metų atvyksta į Lietuvą ir iškart gauna vizą. O tai kaip čia pasieniečiai gerai, tai jeigu jinai Lietuvos neįspėjo, kad jinai atvažiuoja, jinai atvyko į pasienį ir sako, mane priimkit, gali būti, jeigu atvyko kaip politinė pabėgėlė, sako, mane priimkit, teikit politinį prieglobstį, politinis prieglobstis yra suteikiamas nedelsiant, aš tą suprantu. Bet čia yra labai labai daug klausimų. Tai todėl manyčiau, vis dėlto
reikia imtis priemonių, nes mano nuomonė, tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui šita moteris. Prieš tai nebuvo įrodymų, dabar prašau įrodymas. Ji yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Kreipiuosi į saugumo departamentų. Vyrai, davėt priesaiką Lietuvos tautai, Lietuvos Respublikai. Imkitės priemonių. Kodėl šitas žmogus čia yra ir ką ji čia veikia. Iki. Вот деньги, которые вы просили. Если что-то, то можете всегда обратиться в наше посольство, мы поможем. Спрячьте деньги, сейчас приедет Маша, будет некрасиво, это самое хорошо. Маша – это та самая подруга, за которую просила Тихановская и с которой уехала из Белоруссии. А перед выездом Светлана поговорила с Марией и объяснилась. Одна я несу эту ответственность, ни Сергей об этом не знает, ни ты. То есть я единолично приняла это решение, и вся ответственность лежит на мне. То есть если что-то будет происходить, то это на мне. Кто-нибудь видит здесь пытки, устрашения, запугивания, шантаж? Начальник оперативно-аналитического центра, генерал, помогает женщинам. При этом никто, никого не просит на выход. Более того... Я понимаю, что вас не оставят в покое, но в принципе вы можете и не уезжать, оставаться здесь, мы обеспечим вашу безопасность.